Labas rytas, ankstyvas rytas. Šiandien keliaujam į Slovėniją, į Slovėnijos sostinę Liublianą. Važiuosim su autobusu apie 7 valandas su persėdimu Miunchene. Jeigu viskas bus gerai, tai turėtumėm kažkur apie 3 valandą būti Liublianoj. Apsirengę esam su striukėm, nes iš tikrųjų labai šalta. Šiandien, nežinau, ryte atsikėlėm 5 laipsniai ar 4 laipsniai tik tai šilumos. O dabar yra jau gegužės 18, tai neina patikėti, kad tokie orai iš tikrųjų visas dienas pralijo stipriai. Liublianoje irgi rodo pusiau lietų, pusiau ką, tai dar žiūrėsim, gal pasikeis orai. Tai dabar keliaujam į autobusą ir keliaujam tiesiai į Miuncheną. Nu va, atkeliavom į Miuncheno stotį. Nu dabar biškį palauksim, bet koks autobusas buvo, kai į Miuncheną važiavom. Visiškai pilnas autikas. Gavom atskirai sėdėti, vienas viršus, kitas apačia. Gavom atskirai sėdėti, nes buvo visiškai kiaurai pilnas. 2 aukštų autobusas visiškai pilnas. Bet tik tai valandą laiko tik pavažiavom. Dabar laukia ilgoji kelionė. Pažiūrėsim, koks autobusas bus iš Nürnbergo atvažiuoja, tai pažiūrėsim, ar bus pilnas ar nelabai. Nu, po nulę. Einam į vidų. Į Slavonskį. Įsėdom į autobusą. Su linksma istorija, iš tikrųjų mūsų vietos buvo užimtos. Atsisėdom kitur, nenorėjom tokius senukus išvaryti, bet vis tiek gavom išvaryti tos senukus, nes mus išvarė. Kiekvienas turi savo vietą sėsti. Taip. Atvykom į pusę kelionės jau atvažiavom. Dabar esam Austrijoje tarp kalnų čia. Einam pavalgyti restoraną Landzeit. A ne? Laukia skanus pietus. Ne, pauzė. Tai apsipirkinėjai dabar čia. Ne. Ką? Viskas šviežia, ledukais. Šviežių sulčių, jeigu nori, ar dar kažkur. Esam visiškai niekur, sakiau, tarp 2 kalnų, iš vienos ir iš kitos pusės kalnų papėdį. Mūsų autikas laukia. Na va, atvykom į Balkanus, į Slovėnijos sostinę Liublianą. Pagaliau po 6-7 valandų važiavimo autobusu pas mus Vokietijoje šiandien yra laisvadienis, o čia jau darbo diena normali. Tai vyksta gyvenimas. Labai daug žmonių visur, mes, kadangi mumis paleido kitam miesto gale, mes dabar čia su lagaminais einam. Mums reikia su lagaminais per visą miestą pereiti iki kito galo. Tai jau parduotuviai buvom, biškį apsipirkom šio bei to. Jo, tai dabar pasidėsim lagaminus, biškį aprodysiu viešbutį, kaip atrodo. Po kol kas geri įspūdžiai, miestas labai žalias, gražus ir oras visai neblogas, visai šilta iš tikrųjų. Dabar praktiškai jau kilometrą kokį palei upę einam. Upė teka per visą miestą. Bet miestas žiauriai nėra didelis, ta prasme čia pasiklysti neįmanoma. O ir viešų transportų naudotis praktiškai nėra jokio stimulo, nes visur pieškom apeini. Viena mažiausių sostinių skaitosi jinai Europoje. Tai va, keliaujam į viešbutį dabar. Taip, tai sveiki atvykę į viešbutį. Toks mažas viešbutis, tokiam mažam dar nesu buvęs niekada. Tai va, žodžiu, čia jau yra kaip įėjimas. Čia įeini, čia rūbam pasikabinti, biškį va tokia niša padaryta. Čia kėdė padėta, nežinau, batom gal pasidėta. Ir čia milžiniška lova, praktiškai per visą kambarį. Ir stalą padėjo sulenkiamą čia šitoj vietoj, kad erdvį išnaudoti, jisai susilenkia. Tai mes ištiesėm, bet problema ta, kai ištiesi, čia praeit normaliai nebeina, turi susilenkęs eiti.
Tai jokio kito staliuko kaip ir nėra. Kondicionierius yra, televizorius yra, balkonas ir tualetas. Vonė. Vonė irgi ne iš pačių didžiausių, su slankomom turim. Tai va čia įėjimas, čia tualetas, veidrodis ir dušas. Viskas taip labai taupiai padaryta, galim sakyti. O, šiaip stilius man visai patinka, gražiai padaryta, bet labai vietos taupydami padarė. Tai va, bandysim kaip nors išgyventi, čia gyvensim 3 naktis. O čia šitą viešbutį valdo tokia šeimyna paprasta, žodžiu, su vaikais. Čia jie ir pusryčius daro, ir viską. Teks susipažinti ir pabendrauti dar. Aš pradžiai galvojau, kad čia tas viešbutis eina dar ir į tą pusę, nes čia vienodo stiliaus pastatas yra, bet čia tik tai priklauso tik šitoj pusėje. Tai va, toks tas viešbutis, svarbu lova didelė. Ta ne taip, svarbiausia lova yra didelė. Tai va, net daiktų realiai nėra kur išsikraustyti, bet kažkokį sprendimą surasim, ne? Taip. Susidėliojam daiktus ir keliaujam į miestą, kol dar yra šviesų. Dabar yra 5 valandos, tai dar spėsim nemažai pamatyti. Taip, galim matyti, kaip Aistė apsirengus šiandien, pasiruošus kelioniai. Nu, aš tai visai normaliai, va. Aš žinau, po 10 minučių apsirengti. Jeigu eisim plaukti su laivu dabar per Liublianos upę, tai tada bus šaltoka. Nes biški vėjas toks, biški šaltokas yra. Arba einam paplaukiot su laivu, bet vakare eisim bet kokiu atveju pavalgyti, paragauti kažką tradicinio. Dešrelį. Dešrelį arba dešrelį. Dar poras dalykų apie Slovėniją. Tai Slovėnija yra labai nedidelė šalis. Joje gyvena kažkur apie 2 milijonai gyventojų, tai realiai mažesnė negu Lietuva. O Liublianos sostinė yra per patį vidurį Slovėnijos. Sostinėje gyvena 300 000 gyventojų. Pati sostinė irgi nėra didelė, čia tas centras, kaip ir sakiau, visur pieškom gali suvaikščioti. Viskas normaliai, nereikia jokių viešo transporto, nebent kažkur toliau, aišku, nori nuvažiuoti. Bet toks jaukus miestas, labai žalias, visur žalia, visur... Kiek praėjom patį centrą dabar, tai labai toksai atrodo žalias, gražus ir jaukus miestas. Ta viešbučio savininkė sakė, kad paskutinės 7 dienas lyjo be perstojo, dabar mes kai atvažiavom stojo lyti, tikiuosi ir nelis dar tas 2-3 dienas, kai mes čia būsim. Neįprastas oras gegužės vidurių jau, galim sakyti, gegužės antroji pusė. Čia šiaip turėtų būti gana geras oras, bet dabar tą, ką turi čia, tai nėra labai gerai. Bet, kaip sakant, oras yra nenuspėjamas ir gali bet kada pasikeisti, taip kad kiekvienais metais vis naujas stebuklas įvyksta. Ką darai? Vanduo rankomis pasiekiamas, gali nusiplauti viską, ką nori. Tava, švarta. Nu, biški pašvarė, bet vandens temperatūra koks 10 laipsnių. Šalta. Jo, žiauriai. Ten va pilis matos gražiai ant viršaus su vėliavom plevėsuoja. Ir va, draugeliai plaukia. Ramus. Priėjom prie medinės valties čia, kur turėtų būti pardavinėt parašyta, kad 11 valandą kitas važiavimas. Kaip gali būti 11 valandą, jeigu dabar 6 yra? Čia nepakeitė, tiesiog lyginę valandą išpirkti ir viskas. Per dviračius įsprausti. Na va, čia ėjom pro šalį, pamatėm aukščiausią kažkada buvusi pastatą Balkanų. Skyscraper. Nu jis yra biški į viršų. Nu pabandom užkilti. Ten viršui šiaip kavinė yra, bet gali nemokamai užkilti. Kylam į viršų. Nežinau, kelintas aukštas šiaip bus net. 10. Hello. Tai galim sakyti, ką manai vieną iš aukščiausių pastatų Liubliana. Prieš 30 metų gal ir buvo aukščiausias. Čia seniai buvo aukščiausias kažkada, bet buvo pats pirmasis, pats aukščiausias pastatas. Tai dabar galim va panoramą žaisti. Dabar pasidarė restoranas ir dabar va kaip atrodo panorama iš viršaus. Ten apačioj va gyvenimas vyksta. Ten va pilis, į kurią irgi eisim. You maybe see your children as well, you know. Hello, Okej, pojedziecie pozdrowić. I know!
become a dentist? No, there's already today. Nu va, jom ieškojom, kur pavalgyti ir atsisėdom pas Juliją. Čia taip restoranas matinas. Taip, pas Juliją. Tai aš paragausiu tradicinių dumplingų su grybų padažu kažkokio, ar grybai įsidarytais, o tu pavalgysi ko? Guliašų. O tu guliašų užsisakėjai, plus vyno dar. Viduj viskas išbukinta, tai sakė, jeigu nori tik laukia galima atsės biški šaltoko, bet ne, jo, čia gera vieta, nes vėjas neužpučia. Tai va čia šitas guliašas yra. Kaip skonis? Labai daug, labai karšta. Nesvarbu, kad skanus būtų. O čia mano dumplingai. Na va, pavalgėm vakare, dabar išėjom biški pasivaikščioti. Jau kaip ir sutemo biški, tai dabar visur šviesos jungia, labai jaukiai čia pasivaikščioti gali. Miestas ne per didelis toksai. Barai kavinės pilnos, bet gatvės nėra perpildytos. Aišku, ir oras nėra labai iš geriausių, biški taip iš šaltumo pusė. Tai kokie šiandienos planai? Nueiti iki viešbučio, išsimaudyti, išsikaitinti, išsimiegoti ir rytoj pradėti naują dieną. Tai žodžių planų nebėra. Bus pirma diena užbaigta. Taip. Pirma. Mes tik 4 atvažiavam. Nu vis tiek diena bus užbaigta. Gerai, tada sakom ate. Labas rytas iš mažosios Slovėnijos, 2 diena. Šiandien yra penktadienis, atsikėlėm apie 7 ryto, 8 ryto papusryčiavom. Tai Labai šiandien... faini pusryčiai buvo. Nu, kuom faini. Kuom faini, kad nedaug visko buvo, bet ko norėjai, tą gavai. Bandelės, kruasantai, sūriai visokie. Sausi pusryčiai. Bet kokiu atveju skaniau negu valgiam kaip Ispanijoje, kai buvo, ne? Jo. Ta prasme, Kapučino padaro iš aparato, viskas labai skanu, arbata irgi kaip namie. dabar koks planas yra, tai šiandien nusprendėm, mes galvojam ar važiuoti prie ežero į gamtą šiandien, ar varyti apvaikščioti miestą, tai nusprendėm šiandien po miestą pasivaikščioti, bet šiandien, nežinau, saulė išlys, neišlys, bet yra apsiniaukę. Tai jo, visų pirma dabar ką darysim, tai varysim į pilį, į pačią pagrindinę pilį, užlipsim į viršų, tenai apsižiūrėsim. Ir tada, nežinau, dar gal paplaukiosim po Liublienica upę, kuri yra be to dabar labai srauni. Jinai atiteka iš ten, mes dabar esam čia ant pačio kampo tokio. Jinai atiteka iš ten ir teka į 2 pusės. Tenai teka link miesto, ten teka palei miesto šoną. Mes vakar šnekėjom su vienu tokiu darbuotoju, kuris plaukioja čia su valtim, tai sakė, kad tik dabar neseniai pradėjo plaukioti jie su tom, nes 10 ar kiek dienų lijo iš vien ir labai didelė srovė buvo ir jie negalėjo, kai stipri srovė negalėjo kažkaip prieš srovę plaukti, jie buvo, taip sakė, tai dabar neseniai tik tai pradėjo plaukioti. Sakė, srovė vis dar yra nemaža, bet dėl to taip dažnai gal neplaukia. Bet turistų ir norinčių yra tikrai nemažai ir grupės gana didelės užsisako tos pasiplaukiojimus. Tai žiūrėsim, ar mums pasiseks šiandien ar ne. Plaukia tuščia, jaučiu turistų pasimti. Ten dar viena va. Nu, srovikiai yra nemaža. Bet kokiu atveju šiandien apžiūrėsim Liublianą, tai yra drakono miestą ir tikiuosi pamatysim kažką įdomaus per šitą laiką, ar ne taip? Taip. Tai va, keliaujam į priekį. Ane, jam patinka šitas darbas. Nu, kiek kartų sakiau, ką reikia daryti, tą reikia daryti. Ta reikia. Nėra sutarties, nėra pasirašyta. Kas tarp ko? Tarp manęs ir to? Taip, kad reikia daryti. Darai savo malonumui.
Na va, priėjom prie pat pilies. Ten va yra apžvalgos bokštas, ant kurio irgi lipsim neužilgo. Tenai į pilį nuvarai ir po to gali užkilti viršų. Šiaip iš tikrųjų čia restoranas toks yra su va tokiu vaizdu. Bet ten yra va centrinė aikštė, ten parlamentas, ten irgi praeisim. Vakar ten irgi įėjom. Ten toks kaip mini parkelis padarytas. Atrodo, kad muzika skambėtų, nežinau kokiu garsu. Geras aidas. O ne, kokia kupra. Girdi, labai daug vaikų laukia pačioj, ką tu galvoji. Reikia greičiau eiti. Bus garsas labai didelis, nes decibelų sukelia nemažai. Visas Amarose ne 2-3 klasės suvažiavusi. Tai jie dabar nori eiti vidų. Lipam dabar į bokštą pagrindinį, patį aukščiausią vietą. Jau dabar vaizdas geras matos per langus. Praleidom prieš save kažkur 100 žmonių. 100 žmonių praėjo. Iš bokšto žemyn. Man aukščiausios vietos Liublianai. Tai va, aukštesnės jau nebėra. Galim biškį miestą apžiūrėti, kaip atrodo viskas. Kas įdomiausia, tai miestas kaip miestas, bet kai pasižiūrėjus senamiestį, kiek mes esam senamiesčiuose buvę, tai niekad nesam matę tiek žalių medžių. Ta prasme, kad būtų tarp namų ar šiaip gatvėse, tai labai žalias miestas. Aš galvoju, kur tas pasas, kur vakar fotografavomės, norėjom kokteilius gerti. Kaip tai kur? Nematau. Taigi vakar ten įėjome tą pusę. Jo, čia. Tai žodžiu, čia matos va centrinė aikštė. Pati centrinė aikštė, kur 3 tiltai yra, tenai katedra. Ten vyksta kažkoks protestas ar kažkas tokio, nežinau, prieš kažką. Labai garsiai muzika eina. Nusileidom biškį nuo bokštų, dabar čia vaikščiosim biškį po pilies teritorijas apžiūrėti, kas gero. Gal kažkokių įdomybių pamatysim, biškį istorijos išmoksim. Čia va kažkur per duris, per durų tarpą gali žiūrėti, kas vyksta. Čia kaip kažkoks filmas eina, gali va čia pasilenkę žiūrėti. Kankinimai vyksta. Oi, kaip baisiai. Žiūrėk, kaip žiūri. Nežinau, kas ten klykauja pastovi. Kas čia vyksta? Kas ten? Ai, čia vaikai. Vaikam pasaka pasaką, aš galvoju, čia kažkas čia klykauja kaip išprotėjęs. Kapelė, kur vaikams skaitė pasaką. Mes galvom, čia kažkas rėjas. Čia kaliniai stovėdavo ar gulėdavo, nežinau. Šitoj patalpoj būdavo. Kas būdavo priimti kaip kaliniai. Labai maža erdvė. Čia pagrindinė aikštė pilies. Centrinė aikštė, o po tą aikštę pačioj tenai, kur mes buvom, ten yra pilies visi griuvėsiai, ten kur laikė kalinius ir šiaip kapelė netgi po apačia buvo. Ir šiaip visokie tuneliai, visokie griuvėsiai tenai. Tai va dabar eisim čia, eisim per aplinkui čia. Tenai jau buvom, čia pažiūrėsim kas gero ir būsim visą pilį apie. Tai bandom uždėti kažką ant veido. Ei. Popuasas geriausiai atrodo, ne? Nu va, išėjom iš pilies teritorijos. Dabar reikia nusileisti nuo pilies. Daug laiptukų į apačią jo. Praleidžiam vaikus. Ir tada varysim į miestą jo. Nusileidom nuo pilies ir atkeliavom į Liublianos centrinį turgų.
kuriame parduodamos šviežios daržovės, švieži vaisiai, skanumynai, ir rūbai, ir šalikai, ir paltai, ir kelnes, ir visa kita. Pažiūrėsim, kas čia gero. Gal kažką nusipirksim, o gal ir nieko nepirksim. Man čia labai primena Lietuvos turgus. Irgi va visokios tapkės. Ar dar kažkas. Haliau. Jo, grinai kaip po Lietuvos turgus. Visokias nesąmonės, elemenukus gali nusipirkti. Ar suknelės. Na. Kaip iš mugės. Viskas kaip iš mugės. Aiste, ar į mugę atėjai? Biški mugės vaibas, ane? Nu, Šilutės turgus. Bet šiaip daržovių vaisių nemažai čia. Tokios šviežios atrodo skaniai. Nusipirksim kažką. Saldu. Saldus. Patį pirmą kartą šiais metais ragauju, ne? Čia vat atėjom ant tilto, kur tiek daug spinų yra sukabinta, kad neina patikėti ir kaip jos gražiai sukabintos ir labai taupiai vietą taupant. Taip viena prie kitos pridėta, tai šakis. Ir grinai visas pilnas tiltas spinų. Ta prasme dabar, jeigu norėtum spyną užkabinti, jau nebebūtų vietos kur. O čia toksai va stiklinis apačioj, matos kaip upė teka. Galim pamatyti kaip teka. Nu va, sumastėm dabar naudotis progą ir pasiplaukėti biškį su laivu. Kažkur 45 minutės po Liublianica upė. O kol kas esame tik tai 4 žmonės laive. O jau turim to išplaukti. Po 5 minučių. Po 5 minučių. Tai vos Kuo nebus... mažiau žmonių, to geriau. Bus privatus turas mums. Pačiam priekį sėdim. Ten nieko nėra. Tikiuosi, kad vėjas stiprus nepūs, tai galėsim ramiai plaukti. Po 12 euriukų už privatų turą. Bet geriau po 12 už privatų, negu po 12 ir pilnas perpildytas. Va ten žmonės kaip vaikšto, galim matyti, kur aš filmavau iš viršaus su spinom. Nu tai kaip paplaukimas su laivu buvo? Šalta. Sušalai? Jo. Ar įšalą pagavai? Įšalą. Nu bet smagiai, praplaukėm visus tiltus į gamtą, išplaukėm už miesto. Jo, ir po to į kitą pusę dar biškį paplaukėm. Kaip įdomiai, prieš srovę irgi. Prieš srovę žiauriai lėtai plaukiam, palei srovę dvigubai greičiau. Tai jo, tai dabar biškį vėl po miestą slampinėsim. Viktoras ieško manęs. Vėl eilinį kartą valgom belvitą, sausainukus ir paukščiai prisistatė. Laukia manęs. Kokie gražūs. Atėjom ant pačio pagrindinio miesto tilto, ant Drakono tilto. Miesto simbolis drakonas.
Čia va praplaukiam su barža po apačią. Čia va taistė susimaščių žiūri į baržas, kurios plaukia. Kelintų metų šitas tiltas yra? 1848. Galima tiltą statyti 40 metų. Žiūrėk, koks mažas. Jom į centrinę aikštę, čia yra miesto katedra ir čia belekiek žmonių. Čia kepa turbūt visokius maistus, čia žmonių belekiek sėdi. Siragauja, va, grilina. Aisti nenori nieko paragauti. Kokį steiką. Čia ir fast food, ne? Fast food. Ką žinau, kažką gal paragausim. Žodžiu, pasirinkimas belekiek tenai visokių yra street foodų. Tai čia išsirinkom egiptietišką patiekalą su 8 prieskoniais kažkokiais. Egiptietiškas daug mėsos. O šiaip neblogas turėtų būti. Kebabo mėsa. Nu, aš nežinau, čia kebabo mėsa. O tai su šito ir man. Nu taip, čia vrapas yra. Stovite prie įžymiosios Liublianos katedros. Nu, iš išorės neatrodo labai jau taip įspūdingai, bet viduj gražu. Viskas paauksuota. Kokie planai šiandien iš visų? Keliaujam toliau. Keliaujam po miestą toliau. Ja. Gal pamatysim kažką įdomaus, o gal ir ne. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į centrinę miesto aikštę. Čia yra 3 tiltai. Gali matyti, čia mes esam vienam tilti. Ten yra antras tiltas, va kur dviratis važiuoja. Kur tenai va toliau eina 3 tiltas per tą pačią upę. Vienas prie kito 3 tiltai pastatyti. Senais laikais pastatė vieną tiltą, tada neužteko, buvo per didelis eismas, per daug žmonių. Buvo klausimas, ar platinti tiltą, ar statyti šalia esant naują tiltą. Tai nusprendė statyti šalia esant naują tiltą. Kai pastatė esant naują tiltą, tada pamatė, kad vis dar nepratelpa, tai reikia statyti 3 tiltą. Tai taip ir gavos, kad ne vieną su kitu sujungė, o pastatė vieną šalia kito, bet iš tikrųjų žiauriai fainiai padarė. Tai žmonės dabar eidami gali pasirinkti, per kurį tiltą nori praeiti. Nu, kaip tau 3 tiltų idėja? Patinka? Gali eidamas pasirinkti, per kurį nori eiti. Kuris tavo arčiausias? Nu, ta prasme, kaip aš sumastau per tą tiltą ir einu. Labai daug irgi tokių vakarpytų medžių yra, gumbuotų. Čia irgi pagrindiniai aikščiai, čia vyksta dažniausiai visokie pasirodymai, kur aš vakar filmavau. Čia visokius tokius pasirodymus daro ir renka pinigus. Prie pat bažnyčios net 3-4 medžiai pasodinti yra. Ant kiek žalias miestas yra, kad netgi pačioje aikštėje laiko medžius, kurių tokių dalykų realiai nepamatys niekur. O čia irgi prie statulos medis stovi. Čia medžiai tarp tiltų. Visur yra žalia, gražu, ne?
Sveiki atvykę į lipdukais, plakatais, grafičiais ir spalvotais ornamentais išpaišytą miestelį, kiemelį, galim sakyti. Čia yra tokia vieta, kur renkasi punkeriai, su skiauteriam apsirengę. Taip, čia neformalai renka. Jo, ir čia vyksta visokie baliai, festivaliai, vakarėliai, galbūt truputį ir stipresni dalykai vartojami būna, aš nežinau, ne tik alkoholis, bet iš turistinės pusės žiūrint, atrodo visai spūdingai, tos sienos išpaišytos gana gražiai atrodo jo. Čia galim matyti, va, iš dviračių detalių padarė kažkokią tvorą, va. Iš dviračių ratų. Čia aistė va reikalus tvarko su to. Sako, dėdai, pilk man vandens, nes aš pekojus esu. Bet be problemų padėsim. Tualetai. Seniai pamiršti tualetai. Tualetai skylė. Tamsu labai. Stebėjai čia apie žmonės. Labai įdomu žmonės. Neformalai visokie. Renkas tokie. Įtartini žmonės. Čia vakarė nenorėčiau ateiti. Vakariai va, į balių. Ir parašyta ant sienos nefotografuoti žmonių. Negalim, nes žmonės yra netokie, kaip mes visi normalūs žmonės. Galim pažiūrėti, kas čia per lipdukai prilikvinti. Visokių nesąmonių, žodžiu, čia ko tik įmanom. Ten kažkoks voras padarytas iš kažkokių detalių. Ką matai, dviratį girtą? Girtas žmogus bando pavažiuoti su dviračiu be sėdynės. Girtas žmogus be sėdynės su dviračiu važiuoja. Vietinį. Vietinį. Nukvaišėlė, ne? Na. Kokiam rajone tu čia atsidūrė, aš nes? Kur tu nuvedei, Viktorai, eini? Man čia baisu, žinau. Čia vakare tikrai nenorėčiau vaikščioti. Vakare ten eitum į viršų atsisėsti. Parašyta buvo, kad nefilmuot žmonių. Tai girtas yra, jisai yra inteligentas. Nu, lep, varyk. Nu, girtas taip nepadarytų tokių judesių. Ką žinau. Tikrai girtas. Vos įstovi ant kojų. Kiek padaryta paukščiukam. Dviratis ant tikrai primontuotas aukštyn kojų. Viens be kojų, kits be rankų. Gal kam batų panaudotų. Kabo gražiai, pašvinki. Žodžiu, pradėjo biškį linuoti, sumąstėm ledų pavalgyti. Čia Viktoro sumanimas. Iš kakavo. Čia yra viena pagrindinių ir viena geriausių ledainių ir kavinių Liublianos mieste. Jo, po 3 eurus realiai už vieną kaušelį, bet kaušelis kaip čia kaip man 2 kaušeliai. Bet skanu, ne? Tavo ko? Mano su pralinės. Tavo? Rafalo. Ai, Rafaelinis. Atvykom dabar į kongreso aikštę, žodžiu, čia kur sėdi visa valdžia Slovenijos, kadangi Liubliana yra sostinė. Tai čia, žodžiu, jeigu koks streikas, ar jeigu nori žmonės papiketuoti, biški pastreikuoti, arba dar šiaip renginiai, vot visokie, viskas čia vyksta šitoje aikštėje. Aikštė tikrai labai plati, čia daug vietos, čia va visa ta pilna aikštė, čia yra skirta renginiam visokiem. Ir čia be to dabar dar scena ima lauk, nes čia šiandien ryte, kai mes buvom ant pilies, kažkoks garsas sklido, čia vyko kažkokie renginiai šiandien, ne? Matėm? Iš va ten žodžiam. Jo, va tenai, kai buvom ant pilies, va to bokšto. Garsas žiaurus jo. Gana nemažas parkas, labai daug žmonių. Yra, aišku, ir benamių, bet taip tvarkingai viskas labai gražiai. Ir tas pastatas irgi labai gražus pagrindinis. Labanakt tariam tau, labanakt tariam tau, mielas žmogau.
Atėjome dar vieną aikštę, čia yra 3 įspūdingi pastatai Slovėnijos. Čia yra radio ir televizijos pastatas. Tenai yra draudimo pastatas. Milžiniška aikštė ir kitos aikštės pusėje yra Slovėnijos Liublianos Seimas. Tai va, žodžiu, čia Seimas, parlamentas, Seimas, nežinau. Ir ką pirmą aš pamačiau? Lietuvos vėliava. Ten budėtojai sako, ką jie čia organizuoja, ką jie nori čia prie mūsų Seimo. Įtartini kažkokie su kamerom vaikšto žmonės. Atėjom biškį į Liublianos pagrindinį parką, centrinį parką. Parkas yra labai didelis. Čia peškom irgi nelabai apeitum, nebent su dviračio važiuoti. Tai labai daug takelių, labai daug visokių parodos. Va čia yra fotografijų, pavyzdžiui, kaip ir kažkokie rūmai, ten dar kažkokie rūmai, fontanai, upeliukai, nu žodžiu, super parkas padarytas miesto žmonėm. Kažkokį tai įspūdį susidarysim. Tai dabar va, vaikštom tiesiog ramiai. Žodžiu, parkas tikrai gana didelis ir čia apeiti viso neįmanoma būtų. Jeigu turėtum dviratį, tarkim, arba daugiau laiko galėtum, žinai, čia visą dieną paslampinėti. Bet šiaip su dviračiu čia pats tas būtų, nes realiai, kai žiūrėjau žemėlapį, mes čia kiek ėjom, pusę valandos mes nuėjom gal kokius 5% tik tai į priekį. O parkas eina tolyn dar belekiek. Lyti šiandien nelyja biški, čia tokia dulksna užlėjo ir viskas. Daugma šiandien miestą kaip ir išvaikščiojom, ne? Nu jo, pagrindinės vietose tikrai išvaikščiojom. Vakarienė Liublianoje, atėjom į tradicinių patiekalų restoraną. Aistė užsisakė tradicinių kulšelių pakepinto, ne? Parodyk, neslėp. Va. O pas mane yra vištienas su varškės padažu kažkokiu ir kepintais pomidorais. Gerai, ką vietą gavom, mes jau galvom, čia neateisim, ne? Vakar buvom čia, tai reikėjo laukti valandą laiko, kol prieisi prie staliuko. Nu va, vakaras baigtas, prasėdėjom porą valandų, ne? Pavalgėm, prisivalgėm ir persivalgėm. Dabar keliaujam namo, o rytoj keliausim į lauk iš Liublianos. Tai va, iki rytojaus. Good morning in the early morning. Tai labas rytas iš 3 dienos. Vėl pavalgėm pusryčius, kaip ir visada. 9 valandos jau. Tai keliaujam dabar į autobusų stotį. Nusipirksim bilietus link Bled ežero. Važiuosim apie valandą laiko. Bled ežeras yra gražiausias ežeras Slovėnijoje. Tame ežere yra kaip ir sala, o toj saloje yra bažnyčia. Aplinkui gali pasivaikščiot, aplinkui yra kalnai, gali laipiot po kalnus. Šiandien oras irgi toksai apsiniaukė ryte, biški rodė lietų, bet jo, šiaip visai šiltoko, normaliai. Tai va, keliaujam. Atkeliavom į autobusų stotį. Dabar žiūrėsim, kada važiuoja. Į šitą važiuoja 10. Dabar yra. Už 20 minučių išvažiuoja. Šeštadienį. Kitas pusavalas šiandien. 10. Už 60 km važiuosim už 2,20 € vienam žmogui. Vieną gal. Tai džiaugis, kad taip nebrangiai, o tai visur moki po 20-30 eurų. Eurą 60 už vieną žmogų, vieną gal. Nu matai, sakė, darbo dienom 3 kartus brangiau, o dabar ir šeštadienis. Mums pakliuvo gerai, kad šeštadienis. Biški pigiau sumokės. Bet autobusų stotis tai tokia, jai. Su Arriva autobusais važiuojam. Nu va, atvažiavom po beveik valandos kelionės. Dar vis ežero nematėm. Yra pilis ant kalno pastatyta, prieš pat ežerą tenai. Nuo pilies viršaus labai gerai ežeras matos. Po
Ponios ir ponai, sveiki atvykę prie Bled ežero. Žodžiu, šitas ežeras yra visas, apeiti gali peškom, arba apvažiuoti su dviračiu ar paspirtuku, kaip tu nori. Yra 6 kilometrai, žodžiu. Visas aplinkui 6 kilometrai. Ypatingas yra to, kad jie turi salą per vidurį. Toj saloje yra bažnytėlė pastatyta. Į tą salą galim nuplaukti va tokiais laivukais, va, kur čia plaukia. Yra ne viena galimybė, gali ir išsinuomoti vandens dviratuką ir numinti gali. Arba gali su elektrinė valtim nuplaukti. Arba vasarą yra labai populiaru pačiam nuirkluoti. Yra tokios irklavimo lentos. Tai mes bandysim irgi nusigauti tenai. Kaip nors. Pažiūrėsim, kaip tas alikė iš arti atrodo. Nu tai pasiruošus nuotykiam šiandienas. Labai karšta. Jo, užlipom dabar žiauriai karštą. Sušilom, saulė kepina baisiai. Tai mes dabar esam ant pilies užsilipę. Tvirtovė tokia pastatyta aukštai ant kalno. Tai dabar apaikščiosim visų pirma pilį aplinkui. Tai čia jau visi fotkinas iš visų pusių. Nuotraukas bando geriausia savo pasidaryti. Čia galim įeiti vienu ir kitur dar į vidų. Iš kiekvienos pusės vis kitoks kadras gali gauti. Toks rukelis biški šiandien užsidėjęs, ane? Pavyzdžiui, kalnų viršūnių net matyti nein, vat suliksta vieta jau yra rūkas. Realiai kaip nukirpta. Labai taip vaikštom aplinkui, žiūriu, kad pilis nėra labai didelė. Iš pagrindinės aikštės tenai, kur apžiūrėjom Bled ežerą. Čia va nusileidi, čia gali va nusileisti, pro ten mes įėjom realiai. Ir čia gali dar pakilti biškį va palei viršų pasivaikščiot, bet tai čia antroji pusė ežero. Gali pažiūrėti, kaip atrodo. Kainą skaitau biškį didoka, 30 eurų. 30 eurų už tai, kad vaizdą iš viršaus pamatyti realiai, galim sakyti tik dėl to. Nu, čia, kaip ir sakiau, vaizdas į kitą pusę. Ten parkingas, parkingo aikštelė. Iš ten atvažiavom kažkur mes. Tai va, taip atrodo. Tai va tas kalnas, kur laiko pilį. Čia galim matyti netolą kažkokia yra vidai. Ten gal šikšnosparniai gyvena. Tai dabar keliaujam žemyn, iki pat ežero pačios nulipsim ir tada ieškosim elektrinės valties, su kuria nuplauksim iki Salikės. Na va, nusileidom iki ežero lygio, dabar esam prie pat ežero. Skaidrus vandenėlis, matosi netgi apačioj dumbliai visi. O, toksai, nu jo, šaltoka. Sakyčiau, kokį 15 laipsnių, ne, gal mažiau net. Tai va, mes ieškom dabar valtis. A few moments later. Yra dvi rūšis. Gali plaukti su irklais, su irklinė valtim. Čia yra pati autentiškiausia rūšis, kadangi senoviai tai plaukdavo, tai žmonės nori plaukti taip, kaip plaukdavo senoviai. Ir yra elektrinės, šiuolaikinės. Su jie ir greičiau nuplauki, bet nepajunti tos dvasios, galim sakyti, ežero. Tai yra klausimas, ar tu nori ežero dvasią pajausti, ar tu nori tiesiog būti moderni ir varyti su elektrinė. Gerai, mes gimėm moderniais laikais, tai varysim elektro. Nu super. Va to vestuvės. Romantiškas vietoj. Nuotaka išplaukė. Žodžiu, vis tiek elektro nevažiuosim. Persigalvoju, vis tiek norėjau autentišką būdą pamatyti. Smagiau. Lėčiau. Lėčiau ir smagiau, tai o dabar sulips. Tas vienas irkluoja, o mes sėdėsim kaip pupuniai. 1,5 valandos truks visą kelionę. Tai va, ta po biškį įsibėgėjom, o bus vanduo labai gražus mėlynas. Sakau, plaukiam gana greitai palyginus.
Nu va, atplaukėm į salą. Iš karto Aistė laiptais pasileido į viršų lipti, nes tenai ir ta bažnytėlė. O čia va krantinė, čia prisišvartavom. Iš ten ir išplauksim atgal. Tai va taip atrodo ta sala, dabar apeisim dar aplinkui, čia labai nedidelė salytė. Buvo galimybė netgi savo privačią valtikę tokiai sinuomot, gali irgi atirkluoti, bet aišku užtruksi žymiai ilgiau. Čia yra 99 lygiai, 99 laiptukai iki viršaus. Nu, kiek kainuoja įėjimas į bažnyčią? 12 eurų. 12 eurų. Vis tiek neįs. Į vienintelę pramogą šioj saloj. Saloj yra 2 pramogos. Pavalgyti ledų, kur vienas kaušelis kainuoja 3 eurai. Arba įeiti į vienintelę bažnyčią, kuri yra vienintelė saloj. 12 eurų. Tik į bažnyčią. 24 eurai už įėjimą į bažnyčią. Per kamerą nelabai matos, bet vanduo tai tiesiog šviečia mėlyna spalva. Nežinau, čia gal atspindys kažkoks toks žiauriai mėlynas vanduo. Man atrodo, kad ant šito kalno viršaus yra, čia galim pamatyti tokią apžvalgos aikštelę va tenai. Man rodos, kad ten žmonės yra. Ir nuo ten matos labai gražiai ežeras, bet tenai reikia apie 20 minučių lipti. Pro ten ateini, iš 20 minučių gali apžiūrėti ežerą iš viršaus, nusileisti ir gali šutinti toliau. Aistė sėdė ant 12 laiptelio iš 99. Gal atneš sėkmę šitas skaičius. Tu tiek laiko turi, kad saloj gali dar net pasėdėti, ne? Kol kas gerai, čia žmonių nėra. Laisvė. Nu, pasiplaukėjom. Dabar bandysim pyragėlį ragauti. Žymųjį, blet. Aš negaliu tą pavadinimą, tai pyragėlį. Jokas davai. Net nupieštas pyragėlis šitas gražusis. Nu va, užsisakėm to įžymaus pyragėlio, va taip jis atrodo. Žodžiu, tas pyragėlis yra kepamas nuo 1953 metų ir nuo to laiko nekeitė receptūros dar visie. Labai paprasti ingredientai, kiaušiniai, miltai, cukrus, sviest. Jau yra sakoma, kad nuo 53 metų jau iškepė 16 milijonų šitų pyragėlių. Ir nepakeitė receptūros dar iki dabar. Ragausim, kas čia per stebuklas, nors aš įsivaizduoju, kad nebus kažkokio stebuklo. Nu, papasakok skonį. Koks skonis? Paprastas, labai daug kremo. Man primena Napoleoną. Bet skanus, ne? Ir vynas labai skanus. Na va, suvalgė pyragėlių, biškį pasistiprinę dabar. Varom per pusę ežero, reikia praeiti, kol daisim iki kalnų. Pabandysim lipti į kalną. Pažiūrėsim, kaip seksis. Jo, tai dabar kažkur pusę valandos iki kalno reikia paeiti. Ir pusę valandos reikia lipti kalną. Ten va ta sala, o ten va tas kalnas, tai viršūnė reikės įlipti. Tai dar reikia paeiti biškutį. Nu, po biškį keliaujam, dar kažką gražių vaizdų pafilmuosim dar aplinkui.
Aistė pareina. Biškai išsiplikinom, nes dabar pradėjome į kalną. Išsirengėm nežiauriai karštą, bet ir debesis tokie nemalonus pareina. Kažkokie lyg perkūnės debesis būtų. 25 minutės dar lipti į kalną. Gana stačiai. Na, po tiek valgio biškai išnaudos energijos, kalorijų. Pritaikytais rūbais einam, va, kokie batukai šviečia baltai. Didysis laiptelių maršas prasideda. 100 laiptelių mūsų laukia. Prašom. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į gražiausią vietą prie ežero. Prie aukščiausio taško aplinkui. Toje vietoje mumis autobusas paleido, tada mes nuėjom peškom iki tos vietos, tada plaukėm nuo čia su laivuku į salą, apjom salą aplinkui, tada plaukėm atgal į šitą vietą, ten suvalgėm pyragėlį ir tada peškom jom palei šitą vakraštinę, palei pakrantę, čia ir tada nuo čia kilom dar į viršų. Ir ką galvoji, vertėjo eiti ar nevertėjo? Dabar pasakyk, geresnis vaizdas negu iš pilies ar užėjimas smagiai 15 eurų. Čia nemokamai užlipai dar gražesnį vaizdą. Galim sakyti, pats kelias visai neblogas buvo toks. Biški šaknų buvo, bet iš tikrųjų nieko ypatingo, laiptukai pagrinde. Bet išprakaitavom jo normaliai. Iš mūsų balti batai dar, Nu, ką žinau, laikos dar, ne? Kiti net nepagalvos, kad tu šiandien lipai į kalnus. Kad ir vaizdas gražus, reikia lipti žemyn. taip, Aistė laiptelius įveikinėje. Iš viršaus, kai žiūri, atrodo žymiai stačiau. Tai va, dabar pusę valandos žemyn, pusę valandos atgal iki miestelio. Nu va, nulipom žemyno kalną. Aistė čia kažkokius darbus dirba, nešvaris. Išsitepiau. Dabar keliaujam pakrantę link Bled. Top stoties. Čia va taip takelis atrodo. Nenori eit pasimaudyti? Oi, ne. Da maudos, o žmonės, ta vaikai daugiau maudos. Vanduo ledinis, bet iš tikrųjų tai visai gal ir neblogai būtų taip atsigaivinti karštą dieną. Labai dušno, ne? Dar ko nežinau, kad čia šitam ežere vyko irklavimo olimpinės žaidynės 1960 metais. Slovėnų irklininkai yra gerų rezultatų pasiekę. Barcelonoj, Seuly, Sidnėjuje, Atėnuose, Londone. Šiais metais turėtų irgi vykti Europos, ne? Europos varžybos. Tai šitas ežeras yra pritaikytas tokiem. Įsėdom į autobusą ir lekiam į Liublianą. Tai ką, labas rytas. Ne, grįžom dabar su autobusu atgal į miestą. Eisim dabar kažkur pavalgyti. Šiandienos nuotykių užteks, aš manau. Nu va, paskutinė vakarienė. Aistė užsisakė vištos sparnelių, aš burgerį su bulvytėm ir atsigerti šį vytą. Skanaus? Tai va, paskutinis vakaras. Labai geras oras, šiandien šeštadienio vakaras, daug žmonių, bet mums dėja reikia jau eiti namo, nes rytoj anksti keltis. Dabar jaučiu po tų blogų orų labai daug žmonių gatvės su jie. Visi restoranai perpildyti tiesiog. Tai va, tai ką, einam namo, rytoj anksti ryte jau judėsim link Vokietijos atgal. Slovėnija buvo geriau negu tikėjausi. Ai, negu tikėjau. Gerai tada. Labana. Ate.